Važiuojam nauju pajūrio keliu link Jovarų. Dar nepabaigti darbai yra, matau. Davažiuosim iki pat galo, pažiūrėsim, kur. Dar darbai vyks, matyti, iki šį sezoną pabaigti bus. Skalda toliau išpilta. Saksim arklis atgal. O dabar varom pažiūrėt. Na, šitą baibuoką praleisim. Dabar varom pažiūrėt. O čia irgi kažkas damusė tuo po dešinę skalda išpilta kažkas bus, bet yra faina visai pavėsinė pastatyta. Čia jau kokį ratukų susirinkimą galima būtų padaryti. Net pliažas tipo yra, o persirengimo kabina. Nu, nusimaudyt man ryškiai nepavyks, nes yra nuolydis gan stiprus. Oba. Bet labai viskas fainai padaryta. Žodžiu, vasarą čia važinėt labai smagu turėtų būti. O, Juozas atvara į kompaniją. Paimsim interviu. Važiuok čia į tą pusę. Žmonėm pasiaiškinsi, kur čia trainiojas. Čia važiuok. Stok. O. Nu, tai kur važinėjai? Gamtoje, džiaugiamės gamta. Jo, bet žodžiu, vieta čia važinėti yra su vežimukais. Kai dabar jau ir pasakojau. Dar ant atsijonų yra kelsi daryti. Taip pačią galą labai puikiai nuvažiuoti. Palod atsijonai tai čia kur? Už mėsos komnat pravažiuoja ir paskutinį po dešinę, į dešinę pasisukė ir... Link Šešvies? Nu, kaip pasakyti, link senųjų bazių. Nu, link senųjų. Taip, ir iki paskutinės stotelės. Yra asfaltas nuties irgi šalimais, irgi jau šiemet buvo nuvažiavęs, jau pernai buvo. Aišku. Nu, labai gerai. Dabar turim kur pasvažinėti. Tai... Jo. Aišku. Taip, tai dabar važiuojam nuo Jovarų link Tauragės. O pažiūrėkit, keliukai fantastiniai. Čia, žodžiu, įsveikiemi su vežimukais yra idealu viskas. Čia vėl soliuks, visi žvejai sėda. Su dviračiais sparnint chebrytę. O žvejai žvejoja nuoj pusiai. Nu, bet sakė, šiandien nieks nekimba. Taip, važiuojam toliau. Čia esam palei pat Jovarus kažkur tai. Dabar pažiūrim į vieną pusę mūsų chebrytę kur, bet jie neskub važiuot. Tai jau apsisukam. O, Kęsą Juozą parvarą. Cheers! O, du gražuoliai, nežinau. Aš 5 varos nedrįsiu dabar. Nu, tavo ant 15 svarą tai. Čia techninės charakteristikas sprendžiam, važiuojam toliau. Dabar ir medicininės sprendžiame ir techninės, biškai žmogui spaudimas nukrito. A, tai duok. Oi. Reikėtų pakelti. O čia privažiavom, kur būdavo anksčiau pavėsinė. Bet jie pavėsinė, o čia būdavo kažkur tai, ne? O paskui, kai tą visą pabaigs, tenai paskutiniam taške bus kabantis tiltas į Taurus. Vau! O, irgi nežinojau.
buvau sutikęs buvęs gaisrininkas čia vietinį gyventoją. Na. Papasakojo. O, tai labai faina bus. Blemba vien Kad tik mes pavažiuotumėm tu tiltų. Ne, turbūt jau čia. O kaip Pagramantyje pervažiuojai? Nu, nežinau, bet šiaip. Turėtų dabar. Vėl triukšma. Moduka, kai ne pernai, prieš daug metų, žiūrėk, Moduks, kai nuvažiavo prie, kur buvo pėsčiųjų tilstipą, kad nuvažiuoti, žiūrėk, iš karto aplinkui pastatė, kada eina. Tai buvo Patapavičius. Ne, Moduks. Pati Patapavičius buvo nupirktas. Ne. Nu ir ką, iš po ekskursijas privažiavom prie Kiešos namų. Tenai, kur drukėdavo dulkės, dabar iš padangų rūks dūmai. Jo, pažiūrėkit, viskas išasfaltuota. Lankykitės dažniau. Tės grįžt namo iš trasos. Kes ten nuvažiavams. Kes į savo fazendas atidarys duris. Šuo išleidžiamas. Važiuosim aplankyti Kristinos. Apa. Šalia Kęsto gyvena Kristina. Irgi yra tokuose. Na ir pažiūrėsim kaip. Kristina plačiai atvėrė savo širdį vartus. Nu tai pažiūrėk, va, kraštas sudažytas. Apžiūrim Kristinos ūkį. Va. O, darbininkė iškart mato. Matot, žiūrėk, jauna netekėjusi darbininkė, viskas yra vienoj vietoj. Čia prašyčia manęs nepiršti. O, Kristinas... Kokia visa balta. Aha, Kristinas mamoks kiek jau metų? Už savaitės, kiek, dviejų bus 97. 97. Nu, 97. Aš anksčiau tai mieste būdavo, jau dabar į miestą nedainat. Ne, žinok, jeigu ką, reikia biškai garsiau. Ai, garsiau. Į miestą jau neišein nueit. Ne.